Dabar jau labas vakaras, sakau, jau turbūt galima taip sakyti vakaras. Tai iš oficialiųjų renginių mūsų forumo yra pats paskutinis. Aš labai vertinu tai, kad mes kol kas dar vis 7 kartus vis sugebam padaryti taip, kad paskutinis renginys yra poezija. Šį kartą turime Marių Buroką, kuris ir pranešimą paskaitė. Matau, čia jo užrašytas antraštė. Jis beveik apie tai kalbėjo savo pranešimo moto. Antraštė to rinkinio matyt bus seismografas. Tai nežinau, ar kaip nors reikia pristatyti Marių Buroką. Jau man atrodo, aš per pranešimą jį rimtai pristačiau, jis yra, tos kartos man jis yra vienas iš svarbesniųjų poetų. O daugiau, ką galima pasakyti prieš poeziją arba po poezijos? Reikia klausytis poezijos ir paskui išeiti tyliai pagalvojant apie tai. Ačiū, Mariau, kad sutikai tą padaryti. Ačiū, kad pakvietėt. Aš pradėsiu turbūt ne nuo to rankraščio dar, o nuo 2 eilėraščių, kurie sudaro tokį mini ciklą. Vienas vienoje knygoje, kitas kitoj. Ir kaip 2 vienos monetos pusės. Kažkodėl man pasirodė, kad juos reikia prieš skaitant visą ką naują perskaityti kaip kokia įžanga. Mieste karantinas ir gedulas. Visi laukia sniego. Ant fasadų ir gatvėse nenuplaunama bjaurastis. Pagausėjo raganų, jos leidžia blizgės knygas apie save. Tarpuvaršių šamanai bruka amuletus, kurių burtai seniai negalioja. Baltarusija, Lenkija, visur liepsnojančios tvoros. Apvirtę sunkvežimiai su kontrabandinė žiema. Pakelėse siūlo mėsą beveik už dyką. Gyvuliai emigravo ir raštų žinovai, ir moteris, kurios galėjo paeiti. Tik vyrai su meškerėm ir vėliavom, akmenais užanti, visi vienoj aikštėj, kad būtų lengviau paimti jos į dangų ir ten uždaryti, kol išsiblaivys. Priešais namo lange, virtuvėje dega šviesa. Nuoga mirtis rausiasi šaldytuve. Tai jos geltoni aulinukai taip šviečia, kai vaikšto gatve. Pastebi mane, linkteli, pasimatysim. Kažkoks man truputį, nesakysiu, kad pranašiškas, bet rašytas tais prieš 15 metų. Ir kitas irgi rašytas prieš kokius 10 metų. Miestelėnai. Seno eilėraščio reversas. Mieste karnavalai ir dainos. Nelaukia niekas rytojaus. Lietus, gatvės sausakimšos košė po kojomis. Paskubomis mes visi paliekame būstus. Isteriškai šypsomės, perkam dešras, drožtus šaukštus, lipnius gaidelius. Nežiūrime viršų, vengiam akių, vokčiomis dairomės, tempiam iš paskos vaikus. Kas mes? Miestiečiai išėję į šventę. Beginkliai, plėšrus ir godus, mandagus ir bailūs. Mūsų geras dėžutėse, kulnuose mūsų širdis. Nes rytoj, nebus jo, nereikia galvoti. Nes rytoj uždaro vartus, uždangsto Dievo motinas, nuplėšo padangtes. Nes rytoj mūsų skirsto į raudonus ir mėlynus. Nes rytoj mes kipsim artimui savo į gerklę. O čia jau bus seismografas, kuris yra, aš čia, man atrodo, nukrypau nuo savo rašymo būdo šiek tiek, tai yra daugiau poezija, proza arba poetinė proza arba eilėraščiai proza. Ir labiau jie susiję su tokia poetinė geografija, su vietovėmis, vietomis ir su Vilniumi ir su įvairiais kitais kraštais. Ir kita tema yra
tokia kaip savotiškas siūlas irgi vienijantis visą šitą būsimą knygą yra neregystės arba aklumo tema, kurią aš, būdamas ir trumparegis, ir turėjęs visokių tokių bėdų, kurios galėjo liūdnai baigtis, kažkaip nusprendžiau, kad reikia apmastyti, kaip tai atrodytų ir ką aš galėčiau jausti ir kaip viskas būtų. Knyga nebaigta, tą rankraštį man dar reikės užbaigti, aš kamuojasi jau metais su eilėraščiu apie Nidos varnas, kurių niekaip nebaigiu, bet man kažkaip atrodo Nidos varnos labai svarbios ir reikšmingos, ir jos kai vaikšto irgi atrodo labai svarbios ir reikšmingos. Ir jos kažkaip turėtų man kažką sakyti, bet nesako kol kas. Pirmas eilėraštis, kažkaip įrašydamas aš galvoju kažkodėl apie Nyką Niliūną ir apie poeziją išeivijoje ir apie namų neturėjimą. Niekada neturėsiu namų, kurių noriu, neįmanomi mano namai, su liepomis už langų į ramią aikštę, su knygomis ir paveikslais. Tokius turi kiti, anapus tikrovės. Tokius esu savo uždraudęs, negaliu jų turėti. Žinau, jei užmigsiu juose, nebe nubusiu. Ir čia gal kokį trečdalį rinkinio sudaro eilėraščiai susijęs su Vilniaus stoties rajonu ir naujininkais. Tai kažkaip, kur gyveni apie tai rašai. Tai nėra labai patrauklus ir šiaip romantiškas rajonas. Bet kadangi aš esu naujininkų garbės pilietis ir turiu diplomą netgi tokį, tai dabar esu įpareigotas praktiškai rašyti. Čia apie stotį labiau ir apie išsiskyrimus ir susitikimus. Spalis. Ruduo jau kabina akis snapu, pustuštis traukinys su dermantino sėdynėmis, šviesos vėjas šiurkštus, pažemė. Lieka tik rinkti, kas pasakyta, apvalu, atvėsia, kas to užmigs ir nenubus. Šiomis dienomis, kai vėdinami gamtos kambariai, aidžios salės, lajų laiptinės, kai šveičiami upių bėgiai ir smulkios šios žemės detalės, reikia atsargiai. Kalbu su tavimi, kiek irzliai tada gailiuosi, vis paliečiu šalančią ranką. Naktį nubundu, žiūriu tamsoje į blausiai švytinčius plaukus. Paprastai gyvenam, galvoju, su obuolių dėže po stalu. Penktadienį stoju po perono stogeliu, rūkau žiūrėdamas į kandin. Sekmadieniais tiksliai žinau, kuriame esi vagone. Tada einam tiltų virš ašmenų, į kalną, po palinkusiais medžiais, namo. Vienintelis kovidinis turbūt eilėraštis, kurį suparašęs. Uždegimas. Ligos namai gelsvi ir klaidūs. Ten visat popietė žiema po 4. Kiek žaislų ligos kambariuos. Raudonas kosulio trimitas, košmaro kaladėlės, karštligės konstruktorius, kliedėsio kortos. Imk ir džiaukis. Įkaitę virpantys žaislai, nusisuksi, pranyksit miražas, pabirs gyvsidabrai rutuliukais. Ligos namai graibstos skersvė pirštais. Ligos armija keliasi per kraujo brastą, žygiuoja alveolių giraitėmis, išsiskleidžia didžiulė prieblandos vėliava. Tyla gaubia mūsų abu vaikę glėby. Ir namai užšauna langines, duris rakina viesulas tikus, audra bežadė semia langus ir pulso žaibas plaka. Nebilus, per retas, per toli. Ir ponia jau eina per juodėjantį sodą. Eilėraštis vadinasi Kesmu, tai yra miestelis Estijos šiaurėje. Ten yra ir rašytojo Reino Raudo viena iš rezidencijų ir Estijos rašytojų rezidencija ir šiaip graži vieta. Miestelis pastatytas iš esmės kapitonų, kurie vertėsi spirito kontrabandą, tokios gražios medinės vilos. Kesmu. Žuvies žvyno blausa nuo pat ryto. Atkaklus akmenys šliaužia maudytis. Atrajoja tykiai samanas, liežia bangas. Glotnus, santūrus, nežeruojantis kvarco aistra akmenys, į nebūtį dirbantis akmenys. Tikroji jų evoliucija dūlėjimo, švelni, negailestinga, pušis košia šviesą, žuvėdros brūkšnys, valties pauzė, žmogaus taškas,
Vienintelė erdvės skyryba. Temsta staiga. Stovi prie vandens ir nebeižiūri savęs. Pasilieki akmenų gulykloje. Jie brazda, taisydamėsi nakčiai, tarp sūraus vandens ir dygios dangaus druskos. O šitą aš, kuo toliau skaitau, to jis man labiau atrodo, kad aš kažkaip nusirašiau nuo Venclovos, bet gal, nežinau, gal išmest reiks. Stotis Aušros vartų gatvė. Nedaug liko laukti. Pavakarys spustels šaltis, nubėgs vandenis, tarp stogų prilituos viena žvaigždė. Lokomotyvai taps garvežiais, taip ir peržymos prikvėpos miestą pilkumos. Viskas vis būsima, galima ateitim. Laukimu ir ilgesiu it kauliukas spaudžiančių gerklę. Paryčiais girdėsi, kaip trakšteli ir įsitiesia gatvė, sustingsta, pašiurpsta grindiniu. Taip klaidus raizginys pavirsi tikslų labirintą. Taip žiemos logika patikslins maršrutą. Taip mes, tenykščiai, žiemosim už lėtos geležies. Aš turėjau tokį ciklą, vadinasi Interjerai, ir buvo toks sumanimas aprašyti tipiškus Vilniečių interjerus. Aišku, tai ne tai, kad jie tipiški ir galbūt aš ir nepataikiau, bet interjerai yra vienas iš tokių dalykų, kurie labai daug, iš tikrųjų, mokant žiūrėti, pasako. Interjeras 5. Siauras langas, vėjas vis įkiša šlapę lapo leteną. Apačioje, parke, glebesčiuojasi slidžios skulptūros. Namas aukštai, įsirėžėsi pritvinkusi dangų kaip Ruščico paveiksle. Kambariams tinka prieblanda, ilgam užtepta tamsos kosmetika. Lentynose niekučiai iš senųjų meistrų paveikslų. Istorijos graužikų spirelės. Viduje niekaip nerandi savo vietos. Reikia klaidžioti vis perbraukiant ranką lakuotus paviršius. Taip neramu, tarsi pamiršus būtiną žodį. Taip neramu, tarsi jaučiant, kaip kibirkščiuoja sienai teksto laidas. Ir godžia, tylia ugnim užsiliepsnoja knygos. Čia vėl susijęs su Venclova, nes idėja man atėjo Krasnogrūdoj, ten yra Venclovos biblioteka palikta, yra vienas iš kambarių bibliotekos, tai tas pradžios taškas buvo ta biblioteka, kurią aš kažkodėl poetiškai sudeginau pabaigoje. Šitą niekada neskaičiau, nes man atrodė ne visai, bet šiandien paskaitysiu. Mineapolis, Minesotos valstija. Vidurio Amerikos lietus. Šlapi erdvės kubai. Miestas nubrėžtas tiksliai, atsainiai, švariai. Naivi ir praktiška gigantomanija. Jaučiuosi jaunesnis, nuvalytas, nuplautas. Kodėl man čia viskas aiškiau? Aidi šaižios sirenos, blizga akmuo. Šis anapus mielesnis už paliktą. Rusva, žalia ir pilka. Tyliai slysta per lietų geltoni autobusai. Čia jaučiuosi senesnis, gyvenimo vėtytas sukčius, rytų europietis, apsigaubęs nudryžus istorijos apklotų. Kam jis man? Kas aš čia? Klaustukas, eilutė, erdvės skiriantis kūno kablelis. Eilėraštis žmonai Jurgai. Čia vadinasi Savytai, tai yra kaimas Zarasų rajone. Čia garsas šviesus, minkštas ir drebulės mediena. Pakampiam glaudžiasi 90-metis. Raudonas magnetofonas, metų spinduliuotės nuplikinta lėlė. Laiko jėga sugniaužta į kumštį, kuriame žiupsnelis senų popierinių konfeti. Tai jų niekaip negalėjo išrankioti iš tavo plaukų, nuolat drėgnų, ajerų kvepiančių. Bet čia laiko nėra. Čia laikas, šviesos lelijos, žalsva žuvies nugara, lengvas it vanduo tavo žingsnis. Tu laiką niuniuoji, išrankioji fosilijomis iš žvyrdobės, sudedi apkerpėjusi prakuroms, išmiegi, iššoki, iššypsai. Ir laiko nėra. Paukštis pakimba ant spindulio siūlo, diena smilksta it popierius. Ir nakties nėra. Naktis vaikšto kitur. Mus palies tik blausus purpurinis jos apsiausto kraštelis. Naujininkai, Pelesos gatvė.
Pilki vakaro viršeliai su sambrieškio priešlapiu, pusaklis žibintas įrėsi per pažliugusią gatvę, švirkšto cukrus sužimba sniege ir tamsuoja šunšudžio taškas. Čia, šiapus veduko, žiemos buvo dosniai atriekta. Pilnos duoninės, pilni dubenys, sandėliukai, balkonai, palėpės. Mes miegam. Mes iš to pasakos juodraščio, kur užmigo visi ir nenubudo. Iš troškaus miesto užančio, slidžios seno palto kišenės, iš nuplėšto raštelio kampučio, iš visokių tamsių smulkių niekų. O kai baigsis žiema, kai atitirpsim, pajudės mūsų įsuodžiai ir žvyras, apguls miesto sienas, gremšės juodom panagėm, norės patekti į jomarką, į šventę, kuri niekada nesibaigia, į aikštę, kur raitelis vis dar vejas praėjusios vasaros debesis. Čia tekstas būna toks oras Vilniui, kai atrodo, kad iš karto už Vilniaus yra jūra. Kartais tai pasitaiko, kai yra labai vėjuota ir tam tikros spalvos dangus. Ir tada turi tokios naivios vilties, kad kažkur maždaug taip už pavilnio yra jūra. Bet ne. Potvynis yra atoslūgis. Vėjas toks, kad iš karto už Vilniaus jūra. Iš karto už Vilniaus plikas horizontas, niekieno žemės. Tai reikia tik išeiti iš miesto, o toliau juosta namų pasiturintiems hobitams, juosta fabrikų paliktų pabėgusių orkų, juosta nutripto miško. Ir iš karto jūra. Tuščia ir pilka jūra, pakilimo takas, stovėjimo aikštelė. Vėjas talžo vienišą vėliavą, vėjas it saulėgrąža purto smegenis ant stuburo stiebų. Apsisuk. Ir iš karto už jūros Vilnius. Juosta raudono degalinių neono, juosta nutripto miško, juosta silikatinių plytų. Ir miesto žiotis siaurėja, greitėja į grindinį. Gali rišti valtį prie paminklo kojos. Aš verčiau tokią knygą J. Bakerio Sakalą keleivį, Huberio leistą toks savamokslio ornitologo 10, gal nedaugiau paukščių stebėjimo metų dienoraštis. Labai poetiška kalba parašyta ir iš esmės jį reikia versti kaip poeziją. Ir jis ten nemažai svarsto apie žmogaus ir gyvūno ir paukščio santykį. Ir šitas kažkaip mane irgi šitam tekstui įkvėpė. Yra epigrafas iš Bakerio. Dalytis baime pats tvirčiausias ryšys. Žvėris ir paukštis tavęs negaili. Dygios ir tamsios jų akis. Esi jiems baimės dėmė, siaubo griausmas, erdvės ir laiko tarša, įtrūkis tekmėj. Svetimas jiems kraujo, mirgi triukšmu ir dirbtinė šviesa, tavo paliktas kelias ilgai stovės tuščias. Žvėris ir paukštis žino, ką seniai užmiršau. Aš žinau, ko jiems niekada nereikės. Jie man, baimės dėmė, siaubo triukšmas, man abejingos gyvybės pasiuntiniai, man abejingos mirties. Mes sentimentalūs ir žiaurūs, jie gražūs ir baisus. Susitikę nusukam akis ir atsitraukiam. Bet spėja jie, spėju aš, spėji tu pagalvoti apie kraujo skonį. Šitas irgi neskaitytas, skirtas Gyčiui Norvilui. Mes su juom žinai ginčijamės apie miesto ir kaimo privalumus. Ir čia toks gal netgi Gyčio pastišas savotiškas, arba, nežinau, polemika. Užkalbėjimas asmeniniam nikimui Gyčiui Norvilui. Nors šiaip pomirtinėme gyvenime norėčiau būti grybiena sename eglyne. Nors šiaip pomirtinėme gyvenime praizgys mane hifais, išsidalins po molekulę, pasklisiu šilagėliam samanoms krusdėm pelėsiais bakterijom. Tas, kuris iš gamtos įsitrėmė prieš 14 metų ir čiupinėja mišką iš tolo atsargiai it brangią medžiagą, kurią bijo sutepti, kuris grybauja tik atlasuose ir spalvotose nuotraukose. Tas, padalintas per pus organinio stiklo pertvarą, susiūtas iš 2 dalių. Tas, iš priemiešių tepaluoto žvyro, rūdžių suėstos skardos, svylančios gumos, vinių, kreidos ir cemento iššliaužęs, nukirpta kabelio bambagyslė. Tas, iš gelinčio griovos vandens, kibių gervogynų, eglynų tunelių, lazdynų arkų. Tas, kuriam pačiupinėti reiškia įvardinti, o įvardinti pačiupinėti. Tas, apdulkėjęs pakilės gyslotis. Tas, armatūros sliekas,
Vamzdžio nuopjova, tarpinė. Gruodas Pylimo gatvė. Ką papasakoti tau, peršalęs mieste, kad kvėpuoja atsargiai, vokčiomis, tarpuvarčių cukrum, kad tavo varnos irzlios kofeino prilesia iš popierinių podelių, nerimsta klevos virš bažnyčių, kad springsta visi viešai, bet tyliai tavo drėgme kaip sena duona, bet išsiduoti nenori. Lempučių kerpėm apskretęs, šviesos ir vilties parazitais, tysai druskos ėdamais kaulais, duobėtas, apdergtas, mylimas. Dega biurų langai, dega velniop elektra, veržės vanduo, šnypščia dujos. Išėjom viską atsukę, uždegę, palikę. Pasilinksminti išėjom pritripto aikštį, po gipsiniais pranašais purvinom pažastim. Isteriškai aiškinu tau, koks turėtum būti gražus, žinoma savas, bet tik žiojasi burna viaduko ir traukiniu taukinu, užčiaupi mane. Dar toks vaikystės ir šiaip su epigrafu iš Tedo Hugheso, ar jis tik raktas šaldantis maldos pirštus. Metaliniai dėželiai su voverėm, kurią taip sunku ir saldu atsukti aprūdyjusią, buvau tave sudėjęs. Skrebeni šaižiai grumyt atplyšęs skardos lakštas. Nesuprantu tavo kalbos, niekad gerai nesupratau. Nedavai man dovanos tiksliai sujungti daiktus, malonumo perbraukti delnų per švariai obliuotą nušveistą jų odą. Atėmė pasitenkinimą žiūrėti, kaip jie taurėja ir sensta kartu. Vaikštu tarp svetimos kūrinijos, dairaus ir suprantu, kad jau turbūt per vėlu. Pagreitis neleidžia sustoti, atsitraukti, skaptuoti, drožti ir gręžti. Davėjai užtat efemerišką gebėjimą rikiuoti žodžius. Kam jis man? Kam man tos pramanytos medžiagos ir peizažai? Tie ištarti daiktai ir užrašytos vietos. Esu eilutės stalius ir verlibro puodžius, popierinių baldų dailidė, išversto išvirkščio teksto siuvėjas, vėjo amatininkas, dygsniuojantis baltą begalinį ritinį. Mano pėdos ten, kilpuojančios per apsnigtą ežerą. Eilėraštis gimęs iš susidomėjimo fotografijų ir kurios aš turiu prikaupęs pačios įvairiausios, bet mane visą laiką kažkaip vis dar pribloškia fotografuoti žmonės, kurie ten yra gyvi, o šiaip jau seniai mirė, bet vis tiek gyvi nuotraukai. Keli gigabaitai pelenų. Nuotrauka ekrane, autorius nežinomas, amžius apytikris, gal 20 pradžia. Stovi sesesinėme bare su skrybelė, laiko taurelę, šypsosi. Už nugaros baras susuotas barmenas pamaduotų sklastimu, atraitotų marškinių rankovim. Abu mirė. Ir tu miręs, Valjechai. Ir vis nauja karta gyvųjų tave cituoja. Įmeta monetą į eidžią poezijos skardinę, o ten vis tuščia ir tuščia. Aš delsiu, savoje tebe laikau saujoj. Tik vartau ekrane nuotraukas. Ten visi kaip gyvi. Perka vyną, flirtuoja, važinėjasi dviračiais, verda valgį. Ten jie ilsisi akimirkos amžinybei. Nieko naujo tau nepasakyčiau nei apie gyvus, nei apie mirusius, Valjechai. Atrodo, viskas eina į pabaigą, viskas grius, bet ir tau taip tikriausiai atrodė. Žinai, sielos spiruoklė tebėra, šventumas tebėra ir eilėraščiai. Tik vis dažniau žiūri į nuotraukas ir galvoju, kiek mūsų visur išsibarstė tau nesuprantamais pikseliais. Kiek gigabaitų pelenų mano kompiuterio urnoj? Kiek jų nežinomų nešioja elektronų vėjas? Aš pasižadėjau savo, kad ilgiau 5 minučių neskaitysiu, nes neįmanoma tiek poezijos pakelt. Tai gal tilpsiu. Liepkalnis, pavasaris. Monotonija kraunasi lagaminus, dėlioja tvarkingai į ūkinį muilą panašias dienas. Tuoj bus šviesa, aistros ir rūpesčiai. Peizažą nudangsto į seniai gyventą svetainę. Kopi į Liepkalnį žvaliau, išnyri viršuje susikaupęs sprogimui. Nėra didesnės jėgos už tą, kurie atgniaužia pumpuro delną.
Miestas tolumoje dar pusnuogis. Pageltusios per žiemą pastatų iltis košė drėgną vėją, beržai įraudė, veik girdi, kaip juose gaudžia sula. Išsišiepęs šuo čiaukšinas rais ėda pirmąją žolę. Jau baigta. Visa, kas grįž, tamsa, šaltis, mirtis, grįž negreit. Taip, viskas kartosis naivus optimistė, o kol kas minutės pertraukėlė, skardus paukščio švilpukas, sugniaužtas pumpuro delnas. Ir nusileidęs matai, kaip po amžinai žaliuojantį stadioną gainioja kamuolį du suplukę žaidėjai. Šitas jau rašytas apie Ukrainą po mūsų kelionės į Černyhivą. Vadinasi, Černyhivo vyšnė ir Černyhivo parke tikrai auga labai sena didžiulė, vietiniai sako, 100 metų vyšnė, jie ten visai prižiūri ir globoja. Čia yra iš esmės įspūdžiai iš miesto. Černyhivo vyšnė. Laiko šaknim, suėmus visą šią žemę, augant istorijos griaučių, šalmų, kardų ir patrankų, įtemptos medžio gyslos, kraujo uogom prinoksijos derlius, kraujo uogom ir sviedinių švilpesių, sirenų gaudesių niekada nepamiršimų, žolės lepia sprogimų raupus, pušis spiečias linksta, užstoja, ten tuštuma, ten žioji langais išdaužyta vaikystė, nušautas mokslas, kalba išmuštais plytų dantim, ten laikosi įsikibus sienos penktokio Saulėsios tapyta saulėgraža, senutė mina dviratį žegnojas, gaudžia sirenos, pasaulį praplėšia, pradūrė it kamuolį, kiša veidą vidun, plėšri ir bejausmė tamsa. Viskas kaip visad. Griuvėsiuose skleidžiasi pienės, kybo beržė lango rėmas ir rausėsi kurmis gilin minos skeveldra. 100-metė vyšnė, aš grįšiu, aš ragavau tavo kraujo karolių, aš spausiu delne tavo sprangų ir slidų uogos kauliuką, aš apeisiu šio miesto cerkves, tik ten supratau tikrą santūrų jų grožį. Skulptūrų randai bus užgyję, užsitrauks, suraižyti šūkiam knygų viršeliai ir aš vėl mokėsiu kalbėti. Gaudžia sirenos virš cerkvių drobulių, virš upės, virš istorijos. Ten, kur pastatė mašiną, duobė ir kolonų skeveldros. Eilėraštis vadinasi Ulica Pilisos, nes taip rusakalbiai vadindavo Pelesos gatvę, šaipydamėsi. Ir iš to Pilisos ir atsirado šitas tekstas. Siurbė viską aplinkui didžiulė kiaurymė, byra jie traukiniai kaip degtukai iš delno, lupasi bėgiai nuo žemės, tratai užtrauktukas skrieja, cisternos, vagonai, peronai tiesiai į miglą ir stoja tyla. Kaip rusvoj nuotrauka iš XIX amžiaus, išblukusiai laukymei stovi vieniša stotis. Kiek mačiau senų Vilniaus nuotraukų, pastatai joje visada vieniši sutrikę, tarsi ką tik iš miško išniręs pasiklydęs grybautojas. Ir stoja tyla. Rusva, riebi gausiai mazutų laistyta žemė, tikrovės plėšiniai, pasienio pamiesčio zona, lupasi Vilnius tarsi seni apmušalai, žioji dvisių medinių trobų vidumi žvaga sulamdytais vyriais ir stoja tyla. Tada jau plytos, baltos raidžios it kaulai, betonas, skardas, stiklas, tuštuma, už jo prastais dažais nutaškyta, linoleumas, rozetės, televizorius, radio taškas ir stoja tyla. Vaikas geležinkelio parke laksto, trepsi po gyvulinį vagoną. Tranzitiniai rusų veidai akistatoj su Ukrainos griuvėsiais. Senukas su voveraičių stiklainiu. Iškabos, porelė, ką tik susiveikusi dozę. Vėjas. Tik vėjas tas pats. Ir stoja tyla. Mes gyvenam šalia Naujininkų pabėgėlių stovyklos. Koks 100 metrų gal nuo jos. Ir čia eilėraštis yra apie tai iš dalies. Naujininkų pabėgėlių stovykla. Tvieskė šviesom daugiaaukštis pabėgėlių laivas. Mūsų tikrovės krantėjo nesveikina niekas. Už surūdijusių vartų vaikai azartiškai spardo kamuolį, melancholiškai rūko vyrai balkonos. Tu, įgudęs bėgioti iš vieno saugaus urvelio į kitą, stebijos baukščiai timpteli šunį, bidzeni pro šalį žvilgančių kailių, pilnai skruostų maišeliais, nešinamo gerą ir blogą, bet tavo ir už savus niekam neduosi.
Mėnulėveidės moteris, cerkvė, klevai, išnarintas erdvėlaikis, ruduo, žiema, vėl ruduo, balsai už vartų netyla, jų tai mažiau, tai daugiau, atoslūgis, potvinis, siaubas ir šaltis. Bijoti svetimo buvo įkalta į galvą, tos vinies jau neištrauksi, suleido šaknis, sužėlė tvorom ir spigliuota vėla, lenkis, imk akmenį, lasdą laužk, būsi savas. Čia mes su Nikodemu kalbėjome apie pasienio punktus Ukrainos, Lenkijos. Tai čia ir eilėraštis apie pasienio punktą Hreben Rava Ruska. Taip ir vadinasi. Siena primena mechaninį žarnyną, pastolius sustabdytose statybose, pažįstamas pasaulis atėjo iki čia ir baigėsi. Pataikiai pertraukas skaistyklai, visi išsivaikščiojo pogulio gerti arbatos iš stiklinių, tingiai rūšiuoti pageltusių per kalkę rašytų popierių. Sustojęs ir laikas. Guli, nejuda prie gofruotos skardos angaro. Skubi čia tik tu. Galvoja apie tamsą, komendanto valandą, tuščius vaiduokliškus pro šalį pralėksiančius patikros postus, sirenas, raketas, kulkas smingančias į kūną. Apie padangas, kuriamis kabinsis į purvą kariams atiduotas automobilis. Galvojimas čia paprastas, proziškas, sausas it dokumentai, sugeriantis pagaliau muitininko padėtą antspaudą. Dusliai aidi trankomos durelės, skersvėjais košė iš požemių, kelios parom virtusios valandos ir laisvas. Pasaulis vėl pajuda kitapus. Prasiveria neapriepiama erdvės raudonų prie horizonto prikepusių siūlų. Ten tikslas. Čia vėjas, pūga, laukiančiųjų žinutės. Vėl eilėraštis skirtas žmonai. Čia toks labiau gal nesuderinamumas, kaip aš jį pavadinčiau. Vadinasi, vis stebiuosi. Vis stebiuosi, kaip nepaisant nuovargio šveitikai žengi žole, tau paklūsta avietės ir astrai, virkščios ir vynogenojai. Šveiti vaiskiai it pavakario marios, kasmet nustembu matydamas, kaip tavęs laukia vanduo, koks švelnusis tau, kaip saulė plieskiant ištirpstė ežeruos ir vėl atsikuri, susiaudė, prisipildai it indas. Ir nėra tarp tavęs ir peizažo, nemenkiausios siūlės ar plyšelio. Čia tik aš jame kreivai priklijuotas, atspūręs ir nesuderintas, birzgiantis it nuoblaiša Zaraso vėjai. Vis stebiuosi, kaip net Vilniui, neryja 18 amžių į Bromą, išneri 20 pradžioj, pradingsti kaip katė, vėl grįžti, žinai, kuri plyta šimtmečių saugo meistrų prisilietimą, kur kokie buvo turgus ir vartai. Tau šis mažas mūsų labirintas ne labirintas, o upė, tėkmė, į kurią gali įbristi vis iš naujo, pasinerti gelinčią skaidrą. Ir staiga Vilnelė tavy, vingiuoja, neša, skalauja, nepavysi. Čia tik aš lieku stovėti ant kranto, gniaužiu dėl nesrovės nučilptą molio šūkę, stiklo duženą, čerpės nuoskilą, akmenį iš amžių laidynės. Dabar galvoju, kad poetai kaip ir muzikantai turėtų būtinai vis tiek parašyti eilėraštį, keletą eilėraščių skirtų kalėdoms. Nes niekada nežinai, ar gal jie taps populiarūs ir užsidirbsi pinigų. Už šitą aš turbūt neužsidirbsiu, bet vis tiek parašiau. Kalėdos sentimentalus. Atodrėkis sniegiai rėžia žemės ir medžių ir namų. Ar nauja viskas, ar kitaip? Žinia nepaiso oro, karų, kiviršų, netgi džiaugsmo ar laukimo. Ji neišvengiamai ateina, ji neuždangstoma. Galvoja apie šaltį, mirtį, apie meilę ir atpildą šviesa. Skaidrė ir nenumaldoma. Apie išpildymą žinia. Sunku ir lengva visą tai rašyti žodžiais, rašytais tiek kartų, kad tik ant jų raizgaus voratinklio ir laiko šis pasaulis. Tai lieka dar pridurti jau įprasta per šios metus, obeimajo, apkabinu. Irgi tradicinis greitas hits visų Lietuvos poetų. Eilėraštis su epigrafu iš Marčėno. Pasaulis baigėsi, todėl reikia rašyti eilėraščius.
Nes man atrodo, iš poetų, kurie ėmė šis 2 eilutės epigrafų, galima sudaryti jau rinktinę atskirą. Aš labai jo vengiu, bet neišvengiau. Pasaulis baigęs, todėl reikia rašyti eilėraščius. Aidas Marčėnas. Pasaulis baigęs. Sustingsti prieš šią artimą viziją kaip triušis prieš smauglį. Gali, žinoma, rašyti eilėraščius, pamakaluoti žodžių žibintuvėliu tamsoj. Iš tamsos galbūt atsakys tuo pačiu, bet daugiau tikėtis neverta. Gali plėtoti metaforas apie amžiną kovą, laužo šviesą, žvaigždynus, kitus ribotus ir trumpalaikius šviesos šaltinius. Bet pasaulis baigęs, kaip ta žibintuvėlio baterija. Ir kol ją pakeisi, tavęs jau nebus. Gali išjungti ir laukti, kol akis pripras, tada lėkti per tamsą, tikintis, kad aplenksi, kad nepamirši eilučių, kad perduosi toj durnoje stafetės kiltuvą, žibintą ar daktį, nes pats nežinai, ką neši. Pasaulis baigęs ir laisvėn ištrūkti gali tik per tamsą. Matau tą žibintuvėlį. Metalas kiek aprūdijęs, stikliukas barška, lemputė blausi, baterijos senos ir sunkios, tik pakratai ir užgesta. Nuknisau jį iš senelio. Jis vienintelis yra man apsauga, paguoda ir ginklas. Nes ta trijulė, pasaulis, kalba ir Dievas, jau nežinia, kas iš jų gyvas ir kiek. Šiuo metu verčiu amerikiečių poetą Jacką Gilbertą. Jis buvo toks irgi savotiškas atsiskyrėlis, gyveno ilgą laiką Graikijoje. Ir čia irgi toks turbūt jo įtakotas tekstas apie Graikiją. Graikija Jackui Gilbertui. Grumdžiausi tarp žmonių vienišas, svarsčiau muziejuose, kas liks iš mūsų. Saujelė ryškiaspalvių jūros nučiulptų žetonų. Nauji griuvėsiai greta senų. Uolos, tyla, perregimam jūros pasaulyje virpanti gyvastis, knibždėsinti ir po 7 išnaikinimo. Žmogus iš šiaurės. Esu čia kaip išblukusiame poliaroide. Įamžintas pažangių praeities technologijų. Kitoj nuotraukos pusėje tamsos kvadratas. Čia lengva pamiršti, pamišti, likti plieskiančioje dabartyje, paisyti tik vandens ir akmens, paistyti šešėlyje. Jei sielvartą galima išdegti į delnais apgaubiamą tuščią indą, tai tik čia. Palikti kalno viršūnėje nauji griuvėsiai greta senų. Eilėraštis atsiradęs iš draugės ukrainietės Katerinos Michalicinos žinutės messengeryje. Jinai važiavo iš Charkivo į Kyjivą ir pirmas sakinys yra būtent jos žinutės sakinys. Myliu mylios tuščių gražiausių laukų, visi užminuoti, negyvos dvasios, tik laksto ryškiaspalviai fazanai. Rašo jį iš rytų Ukrainos. O aš galvoju apie siurrealistus, tapybos beprotybę, apie talentą ir mirtį. Galvoju apie rusvumų ir žalumą padumavusias pievas, šviežia atšilusią žemę dvelkiantį vėją. Galvoju apie tokias platumas, kokių čia nėra. Apie neaprėpiamą ir draudžiamą ir pavojingą. Galvoju apie minas. Nesulaikęs jų rankose, nežinau ar sunkios, nežinau kiek ir kokių jų ten užkasta. Žinau tik, mirtis jose bus gyva dar 50 metų. Kol galvoju, aplink tą mirtį pašėlus vilkalas ir stiebės gyvybė. Žali mirties laukai ir pievos. Žiūriu į tą būsimą vešlumą ir trokštų, kad šaknies ranka suspaustų geležį, išsunktų šios mirtį kaip vandenį. Noriu tuščio kevalo, neįvykusios ugnies, apvalančio keršto. Norėčiau, kad parašytum apie tai, kad išsaugotum eilėraštyje. Tai baigėsi žinutė. Na štai, parašiau. Tik nežinau, išsaugojau ar užminavau. Dar vienas toks dalykas, aš kiekvienam rinkinyje savo gimtadienį pasirašau eilėraštį, kuris tuo metu yra. Tai praeitam buvo 40-mečiui, o šitam 47-mečiui, tarkim taip. 47 sentimentalus. Ryto ekrane žuvusių skaičiai, griuvėsiai,
kasdieniai rūpesčiai ir artin slenkanti niokojimo ugnis. Viena svarstyklių pusė vis labiau nusverianti kitą. Dieną ėjau iš salės į salę, traukiau istorijos stalčiukus, spoksojau gyvenimų likučius, susigūžusios tamsos vitrinose. Veidai, monetos, šukės. Veidų monetos, šūkiai. Saulėtas skaidrus laiko šaltis. Vakare žiūrėjau nuliepkalnį į žalę pakumpusią Vilniaus nugarą. Miestas pritūpęs prieš saulę, apžilpęs, vangus. Mačiau baltą žydėjimo virpesį. Neradau jam žodžių. Nusileidau žemyn. Naktis nuplėšė dar vieną lapelį. Nespėjau pažiūrėti, kad ten buvau paskubom pakeverzojęs. Šitas eilėraštis rašytas irgi gana seniai ir prieš visus čia dabar vykstančius karus. Pavojingi laikai, keisti metai, kada iš namų beišeitum naktis. Naktis ir primusų liepsnelės danguje. Lygi laukymė būtų subridus turistų minė. Būk atsargus ir paprastas kaip haiku. Gražios daržovės, kava su sausainės, arbatos puodelis. Viso to nebėra. Tik smėlis šnara mirusių virtuvėse. Smėlis nuo kariuomenės batų. Vėluojančios katastrofos smėlis. Pavojingi laikai, keisti metai. Rytą tylu, dieną tuščia, vakarais pliekia gaisai. Aš pasidaviau. Neatsikūriau. Vėluoju. Likau. Matai liepsnos atspindį stikle. Matai savo veidą. Ar tai velnias tavo aky? Toks nedidelis ciklas apie, vadinasi, neregėjimai. Tai aš jį gal ir dabar perskaitysiu. Kaip tik pirmas, akloji dėmė. Ir toks medicininis epigrafas. Akloji dėmė regos nervo disko vieta akiplotyje. Šią vietą žmogus nemato. Kai kurių lygų atveju aklosios dėmės ribos išsiplečia ir akiplotėje atsiranda didesnė nematymo zona. Pirmas. Tai tik dėmė akyje, tamsos liepsna vietoj veido. Vis anksčiau užsibaigia diena ir daiktus regiu lytėjimu, regiu rankom vaikų pakaušius, mylimosios petį. Žinau, jis turi būti grakštus. Antras. Tai tik atšokęs kraštovaizdis, siluetai, migla ir vėjas, akmenų punktyrai, medžių morzė, aklas kartojimas. Postscriptum. Dar teks eiti per raudoną. Laikysiu nematomą tavo ranką. Užsimerksiu. Antras, akies istorija. Jo, žinau, ką pavadinimas toks, bet tyčia palikau. Mėnuo primena gydytojo žibintą. Dėk smakrą ant jo lentynėlės. Tik per akį tiesiai į žmogų pateksi. O ten, matau, slenka ledynai, slegia regėjimo žemę, stumia riedulius juodus. Atšipų žiemos šviesa, nudirtas obuolio kailis. Stingsta, nebepakelsi galvos. Šiurkščioji neregystės vilnai grublėti nuzulinti seni šviesos dažai. Lašinu po raidę iš akies. Juodos avis avelės tamsieji miško skaitytojai. Raidės avelė nuplėšia man veidą garso dantim. Kai praregiu, ilgiuosi tamsos aiškumo. Ir paskutinis iš šito echolotas. Pirmas. Šikšnosparnių blokščiuosi tave boluojančią. Tamsa man perskaityta aidais, gūdžiais, gaudžiais. Tamsa man nebebaimė, ola su garso šešėliais. Aklas pasitikėjimas. Antras. Po vasaros ateina drumstis, kartus ruduo, žiemos nebūtis, tylos tamsa, dusinanti, neperėžiama, gerkliai užakusiai šviesos šapai. Trečias. Ryto raidės, mašalai, mirga šoka teksto vanduo, nebe perskaitau. Ir paskutinį išėmiau iš eilės ir manau, kad šituo yra labai gerai baigti skaitimus. Jis vadinasi Šiaurės Atėnų literatūra ir menas kultūros baruose. Ir nieko nėra liūdniau nei lapkritis Kristianijoje,
apkramtytoje nuplikusioje utopijoje, kur viskas sudurstyta iš lentų ir mėšlo ir vilties, kad laisvė duota už dyką. Ir nieko nėra liūdniau už žvilgančias it šuns pautai kultūros erdves, už verslo vadybininką blizgių švarkų primenantį meko skersvėjį. Ir nieko nėra liūdniau už širdelę, uždarytą baltom praėjusio amžiaus užuolaidom, su girtų poetų galvų fantomais laiko šaltienoje. Ir nieko nėra liūdniau už dar vieną industrinę erdvę, kur steriliuose kultūros operacinėse ir it ką tik pabudę musės vangiai kuičiasi menininkai. Ir nieko nėra liūdniau už 3 valandų skaitimus poezijos šarvojimo salėse, kur klausytojai alavinėm akim lėtai grimsta į žodžių pliurzę. Ir nieko nėra liūdniau už apmusijusi memorialinį muziejų, prie kurio durų šiepęs biurokratas su potvarkio peiliu. Ir nieko nėra liūdniau už mažą knygų mugę, prigaravusią šilumos su knygų mėsom ant kreivų prekystalių. Ir nieko nėra liūdniau už didelę knygų mugę, nes tiesiog nieko nėra liūdniau už didelę knygų mugę. Už pagirias po giminių baliaus. Ir nieko nėra liūdniau už Pegasą vagoj, tyso parkritęs žvakiam kvapniom apdėliotas, esencijom kava, arbata ir muiliukais. Ir nieko nėra liūdniau už mūsų brolyje ir seseriją, klajojantį cirką su knygelėm, būgnais, dūdom ir paveikslais, su didelėm ambicijom ir smulkiom rietenom. Ir nieko nėra liūdniau už rašytoją prie mikrofono, kol skaito tik kvailys savo žodžiais.